Taip, taip, kačiukai. Labas visiems. Dabar tu nori padėti, nori pakalbėti. Dabar vat jums rodau. Pala, nekibk į mane, nekibk. Daug įrašyti kadrą, eik miegok. Katinas nerimauja. Turigi valgyti. Taip, turi. Nori pažaist? Pažaisk. Tai va, grįžtu prie sėklų. Čia yra moliūgų sėklos, aliejinių moliūgų sėklos. Ir kaip jūs matot, va, labai tokia tamsi spalva. Graži tokia tamsi spalva. Taip, taip, katinėlį, taip. Taip. Pala. Nesikibinėk. Eik miegok. Taip. Va, matot? Tamsi graži sėkla. Taip. Čia dar noriu parodyti, kad dar turiu. Va, pavyzdžiui, irgi va čia. 56 gramai. Atidarom ir žiūrim. Kokios ten sėklytės. Penkiasdešimt šeši gramai. Na va, prašom. Jos didesnės, akivaizdžiai didesnės, irgi tamsios. Bet akivaizdžiai skiriasi va, viena sėkla nuo šitos sėklos. Aišku, atskirai reikia tikrinti aliejingumą. Kaip už pagrindą paėmus va tos 56 gramus. Ir čia paskutinį atidariau. Skaičiavau ir atidariau. Good. 12, 10, 24. Reiškia, buvo geras kažkoks didelis. Bet iš vieno tik 56 gramai. Reikia jos atskirti, nes man atrodo, va, tai šitą. Aišku, čia nesverta, bet žymiai daugiau iš vieno moliūgo. Ir čia jie truputėlį mažesni, bet jie pakankamai stori. Ir jaučiasi tas pilnumas tos sėklos. Jinai tokia apvali, gražios formos. O čia kai kurios yra tokios kaip deformuotos į vidų. Tai va toks jausmas, kad čia gali būti mažiau tos naudos aliejinės būtent. Čia aišku reikia tikrinti jau spaudžiant aliejų. Tai va sekantis žingsnis, tai čia įsigyti presą šitom sėklom, kad pasižiūrėti, pavyzdžiui, iš 50 gramų, kiek čia bus aliejaus ir kiek čia 50 gramų sėklų, jeigu išspausti. Tai tada jau tiksliai galima žinoti, kokią vertingiau pasėti šiais metais. Va, čia irgi 44 gramai. Čia 76 gramai.
o sausų 45 gramai. Tai čia viskas iš vieno moliūgo. Aišku, jeigu įdomu, galima bus atidaryti kiekvieną tą poką ir pasižiūrėti, kokios sėklos ten slypi. Va čia labai geras variantas. Aišku, dar nepasverta, lipdukų nėra, bet čia akivaizdžiai matosi, kad sėklos yra labai geros. Jos yra tokio dydžio kaip ir prieš tai, vat kaip pavyzdį. Bet jos yra pilnesnės ir apvalesnės. Jos yra storesnės tiesiog, vat jaučiasi. Tai va šitą veislę irgi, vat, matot, išeina tokia tamsi. Ne, va, pasitaiko irgi deformacija. Nu, bet jau žymiai geresnis rezultatas negu prieš tai matytos sėklos. O šitas man irgi patinka. Nu tai va, čia iš tokių, kurių galiu jums pasiūlyti, aišku, ir dar daugiau, jeigu įdomu. Bet vat pagrindinis, man atrodo, ant šitų ir atsistosiu. Vat 3 pokai yra atidaryti. Vat tiek sėklų ir pasėsiu, gali būti, kad vat tiek, kiek matot. Pabandysiu jos dabar išdaiginti. Ir iki kitų pasimatymų tada eteryje. Pasimatysim, gal jeigu turėsiu laiką. Tai padarysiu iš laukų tada kažkokią trumpą video. Jeigu ką sudominau, tai kreipkitės ir tada galėsiu išsodinti ir jūsų moliūgą. Galėsit va pasirinkti, iš kokių sėklyčių labiau patinka, galima tai pasakyti, va, 1, 2 arba 3. 3 variantai. Ir tada galite rašyti komentaruose, kokį norite. Tokį pasėsiu jum, priskirsiu prie jūsų anyko ir tada galėsite po to susitikti ir atsiimti savo moliūgą. Tai va, jeigu kam įdomu, rašykit. Tikiuosi iš jūsų palaikymo, laiko. Visiems geros dienos.